priklausoma Lina, narkomanė, alkoholikė. Ačiū, kad pakvietėt šiandien pasidalinti iš tiesų ir su tokiu jauduliu, nerimu, baime. Nors nėra čia ko bijot, nors atėjau pas tokius pat kaip aš, bet vis tiek prieš pirmą kartą tas jaudulys būna. Ir irgi svarstymas, nuo ko pradėti iš tiesų, kaip Dievas duos iš tiesų. Ir kiek save pamenu, nuo pat mažų dienų aš buvau toksai savotiškas keistas vaikas iš tiesų, kuris su tokiais įvairiais iliuzijom, įdomių tokių kitokių pasaulio suvokimo, kitokių matymų visko iš tiesų. Ir tas toksai kankinantis jausmas, kad aš niekur nepritampu, nei šeimoje, nei mokykloje, su laiku ir draugų kompanijose, nei bendros šnekos, nei visai, kad ta tokia ar pilka pelė, ar atsiskyrėlė, ir kiekvieną ar kažkokį žodį piktesnį, ar žvilgsnį netokią, ar komentaras, aš ypatingai labai jautriai viską reaguodavau ir dar labiau atitrūkdavau nuo viso pasaulio. Nors ir tokio bendruomeniškumo ar kompanijos, ar to ryšio su aplinkiniu pasauliu, su šeima aš visą laiką norėjau. Ir tas toksai didžiąją dalį tau laiko, kaip sakyt, vaikystės, paauglystės, ta mokykla, kažkokie tai bandymai buvo vaikiški, tarkim, pritapt prie visų, kažką atrasti bendrą kalbą iš tiesų ir atitrūkt nuo šeimos, kuri man slėgė iš tiesų, ir ta proga įstojus į universitetą, išvažiavus į kitą miestą, ta tokia laisvė iš tiesų. Dėl ko aš taip labai, aišku, tas mano alkoholis atsirado gyvenimą, įstojus į kitą miestą išvažiavus, studijų metais iš tiesų, nes irgi tokia šeimoje buvo požiūris į alkoholį ir narkotikus toks skersas iš tiesų, ir visą laiką baksnuodavo pirštais, kad negalima, negerk, nevartok, nes artimoje šeimoje yra irgi priklausomai ir alkoholikų narkomanų iš tiesų, kurie jau mirė. Bet aš to labai tuo metu nesureikšminau iš tiesų tą tokį vartojimą, o įstojus į universitetą, į kitą miestą išvažiavus, pajutau tą tokią vidinę laisvę iš tiesų nuo tos kontrolės, kad su ta iliuzija, su ta mintim, kad pasikeis į gerą pusę mano visas tas gyvenimas, kad pradėsiu viską iš naujo kitam mieste, tokia kaip pabėgimas ir panašiai iš tiesų. Atsiradus alkoholiui, tai irgi tuo metu man buvo išsilaisvinimas nuo visko, nuo to seno gyvenimo iš tiesų, ir kaip būdas pritapti prie žmonių, rasti tą kalbą su visais, susirastų naujų draugų iš tiesų. Man tos momentas pakeist, pagerint savo būseną iš tiesų, tas, kas mane netenkino aplinkiniam pasauliui, taip kaip apskritai savijautą pačią galbūt pakeisti tuo metu, kaip būdą, tokį pritapti prie visų. Ir pradėjus gerti, iš tiesų man labai patiko ta tokia būsena, kurią man tuo metu sukėlė alkoholis, ta laisvė, laimė tuo metu, kaip aš tai įsivaizdavau, taip kaip man atrodė iš tiesų, ir atrodė ir išlaisvėjus, netokia susikauštus, ir tų draugų pas mane milijonas, ir atrodė tokia kaip kompanija siela, visa kita, visur visą laiką pilna tų draugų iš tiesų būdavo. Su laiku tas mano gėrimas ir studijų metais tapo didėjantis, smarkėjantis ir, ta prasme, tarpsniai tokie būdavo, jau dažnesni, iš pat pradžių būdavo ten kokį 2 kartus į mėnesį savaitgalis, arba ten koks pabaliavojimas su kambariokam ar šiaip draugais iš bendrabučio. Tas jau tapo dažnesnis iš tiesų ir po kokius 2-3 kartus į savaitę, ir aišku pradėjo kentėti dėl mano to gėrimo, besaikio, nes man ta būsena patiko ir aš tą palaikyti būseną labai norėjau ir stengiausi visokiais būdais iš tiesų, ir tos pradėjo kentėti mano studijos ir praleistos paskaitos, neatsiskaityti dalykai iš tiesų, kažkoks tai galbūt nepatogumo jausmas dėl to, kad nesiseka mokslai, bet tada prasidėjo ta tokia vidinis surizimas, kad kažkas ne to, kad nesiseka tas, kas to, ko aš noriu, nes ten ta specialybė, kurią aš stojau, tai buvo mano svajonių specialybė, iš tiesų ten labai norėjau, bet kad aš nebaigiau per vieną žingsnį tos specialybės, aš pradėjau kaltinti aplinkinį pasaulį, kad ten tas kaltas, kad aš ten pradėjau gerti, kad dar kažkas, kad ten tie dėstytojai
lievė, kad manęs nepraleido, taip toliau, taip toliau, taip toliau. Aš ten tų visokių pasiteisinimų kažkokių tai tokių vis rasdavau iš tiesų, taip ir nepabaigiau. Tokios vat kaip pirmosios pasekmės prasidėjo, va dar studijų metais, vat nebaigtos. Ir nuleidus tas nosį, kaip sakoma, nukabinus, su gėdos paslėptų jausmu, aš grįžau atgal čionais į Vilnių. Aišku, va tada tuo momentu prasidėjo tie tokie pirmieji konfliktai ir su artimaisiais, kad aš labai jau prieštaraudavau, konfliktuodavau, man reikšti savo nepasitenkinimą, kad mane čia reguliuoja ir taip toliau. Bet grįžus atgal į Vilnių, iš tiesų, va tas gal gėrimas kažkiek sustojo iš tiesų. Tas vat ritmas, tas toksai įsibėgėjimas, kol susiradau vat irgi va pirmąjį darbą, irgi va tas alkoholis grįžo irgi kaip būdas pritapti ir susirasti draugų, kompanijas, kaip sakoma, vėl prie visko pritapti iš tiesų. Ir tam laikui trumpam aš tą rezultatą pasiekiau iš tiesų, iki kol vėl grįžo mano tas, kaip sakoma, besaikis tas gėrimas, iš tiesų vartojimas dėl būsenos ir viskas dar didesniu pagreičiu ritosi žemyn iš tiesų. Ir nusisuko draugai tie vadinamieji, kas darbe liečia, paskui konfliktai dar smarkėjo su šeima, nes jau pradėjo irgi smarkiai pastebėjo mano tai, kad aš tas gėrimas dažnėja labai didžiuliais kiekiais. Ir pačios va ta tokia kaip ir pirmieji irgi ir pykčiai, ir nepasitenkinimas iš mano pusės, va kaltinimas irgi visų, kad man kažkas nesiseka, ar tie patys darbai ir konfliktai ir darbe su vadovybė buvo, nors ten tokių, kad ir būdavo, aišku, momentų, kad ir pagerioti ir darbą ateini, bet dar, kaip sakoma, čia dar pati pradžia buvo viso to. Ir tuo momentu vat prasidėjo tokie vat kaip irgi didesnės tokios kaip ir pasekmės, konfliktai, mano pačios va ta dvasinė pusė, dvasinė ta situacija, būsena keitėsi, prastėjo iš tiesų. Bet aš to kaip problemos kažkokios tai nemačiau, aš tik tais mano va, nepasitenkinimai pasauliu visam mane supančiam toliau didėjo iš tiesų, tas pyktis, susierzinimas, ar kažkokios tai senos nuoskaudos dar besikaupiančios iš vaikystės, dar tik tai smarkėjo man tas gėrimas, tik tais paaštrindavo ir prasidėjo tas darbų keitimas iš vienos vietos į kitą. Vieni draugai išėjo, kiti atėjo, irgi kažkuriam laikui kaip ir sustojus, bet paskui jau tas mano gėrimas visiems grįždavo, kaip ir bandymai taip pačiai sustoti, vat, kad, tipo, kad nesdirstų artimieji, nebambėtų man, vat, kažkiek vat, sustoji, kokį mėnesį. Daug dievė dar tuo momentu, vat, pasakai, sutarė viskas, kad nebegeri, bet vat, iš tos, vat, kad ar nesiseka, ar kažkas ir vėl net laikai ten kažkokias įtampas, vėl tas pas. Bet tos momentų, kad suvokimas ar kažkokius pastebėjimas, kad būtent alkoholį ar kad manėtas, aš to nemačiau iš tiesų. Mano čia startas, aš kaltinti pradėjau visus kitus iš tiesų. Ir kitam darbė iš vis tiek jau, kaip sakoma, darbe gerdavom, jau ten tokią kolektyvą turėjau, kad ten iš vis jau net blaivių ir dienų darbe nebūdavo ir kol, kaip sakoma, po vieną tokio baliavonės darbe iš tiesų jau tokios stadijos namo grįžau, kad ir nosį susilaužiau, jau kritau jau ant asfalto taip, kad nosis pas mane faktiškai beveik farsas buvo, kol atstatė gydytojai, randas liko. Ir jau, kaip sakoma, mane tada jau artimieji sugriebė už kaklo, kad tu daryk kažką, nes rezultatas tavo gėrimo visam gyvenimui bus, bet tame man čia buvo tiesiog nepatogumas, kad stabdys manęs negerti. Tam kartui kodavimą pasirinkau, tai irgi kaip priemonė, kad atstotų nuo manęs ir man netrukdytų gyventi savo gyvenimą, kad toliau galėčiau savo ramiais, pakainais, taip kaip atrodė, kabutėse galbūt ir gerą gyvenimą iš tiesų. Tas kodavimas suveikė dar 7 metų, bet tas, kas dėjosi tuo momentu galvoj, būsena iš tiesų, tai ten buvo tokia beprotybė, toks pyktis, nepasitenkinimas, kad
kažkas kažką ne to pasakė, padarė, viskas vyksta ne taip, kaip aš noriu, kažkokie komentarai, pastabas man, tai reakcija tai ir daiktai skraidydavo, ir kelis kartus ir ranką pakėlus esu prieš žmonės, ir visiškai tokia agresija, pyktis prieš visą pasaulį, prieš artimiausius žmonės, kurie dar tų momentų su manim tą beprotę išgyveno iš tiesų, bet aš tokios kaip savo pačios tokios kaip beprotybės tuo metu, aš nesuvokiu iš tiesų, kad būtent su manim problema yra, o ne su visais kitais, kaip aš kaltinu. Va ta mano tas toksai vidinis, ta vat ritosi mano ta vidinė stadija, pavadinkim, dar kažkas tokio, iki kol irgi pradėjo nesisekt darbuose, pareigų aukštesnių negavau, santykiai nesiseka, šiaip draugai paliko, artimieji irgi faktiškai nenori, nu faktiškai jau ir iki ten tokį taškas buvo, ir galų gale skyrybos, kai buvo vyšnia ant torto, kad ir atkritau. Ir per dar trumpesnį laiką prasigėriau visiškai taip, kad aš jau gėriau kiekvieną dieną. Ir ta mano vidinė būsena iš tiesų keitėsi, visiškai tokia pragaras viduj buvo. Atsiradė ten ir savigaila, sąžinė, suirzinimas, nepasiteisinimas, tiksliau nepasitenkinimas, baimės visokios, viskas tos, kas pačio blogiausio, tos, kas mane ėdė iš tiesų, ir ko visiškai visi nuo manęs nusisuko, praradau namus, atsidūriau gatvėje, darbo neturiu, nieko neturiu iš tiesų, su keliom smutkiam, kaip pavadinkim, atsidūriau gatvėje. Tada va tas ir buvo dar ir pagirioti žiauriai, kad aš tą momentas buvo taip, kad jau gerdavau vien tam, kad ale sveikatą pataisyti, bet jau organizmas nebelaikė, ir tas va vidinė tokia emocinė ta pusė irgi tokia buvo nebepakeliama, kad va su laiku alkoholis pas mane buvo tapęs ne tik vaistas ar malonumui, bet tapti laimingesniai, bet tas vaistas nuo tos vidinės kančios, nuo to pragaro, kaip aš ant visko pykstu, ant savęs pykstu, viskas negerai, nepatinka, nežinau ką daryti, kad pasikeistų, o kad ieškot va tuo momentu, va ar kodavimas buvo, po to jau atkritus, va, kaip pasakiau, va tą tašką, kai viską praradau, va, bandymai irgi buvo jau tada, jau kad atėjo kaip ir pirmas toksai viduj signalas, kad vis dėlto, kad ne pasaulis kaltas, o kažkas vis dėlto gal yra su manim problema, ir tų paieškų sprendimo kažkokio tai ieškojimas, irgi psichiatrai, psichologai, bandymai paskui su darbais, kad į darbus įninku, liks sustoju kažkurį laiką. Visko buvo, santykių bandymas ieškoti, niekas tuo momentu nepadėjo, ir vėl tas pats, va tik kažkur nesusitvarkau su emocijom, nesusitvarkau su kažkokia įtampa, jeigu negaunu to, ko aš noriu, tai iškart vėl prasideda tas pats pykčiai, metus pjauna, vos nepasiunčiu 5 pusės visus, ir vėl tas pats, vėl toj pačioj duobėj sėdžiu, vėl butelys ir visa kita, vėl visiškas tragedija. Ir va iki kol va ta vidinis tas toksai taškas, kad vis dėlto ne butelinė pasaulį kaltė, o kažkas yra su manim. Po visų tų tokių kaip laikinų priemonių, bandymų ieškoti kažkokio rasti atsakymo, tai va tada pirmas iki kreipiausi į anonimus, į paralelinę grupę prieš daugiau nei 2,5 metų iš tiesų, nes apie tai siūlė kaip pagalba mano artimieji, bet aš to nenorėjau girdėti tuo metu. Galvojau, kad čia tik bando man aiškinti ir kontroliuoti mano gyvenimą, priešinausi visom 4 ir aš nenorėjau to girdėti tuo metu. Irgi tada pradėjau pas anonimus vaikščioti, lankytos grupės, susiradau globėją, pradėjau eiti žingsniais, ir po 3-4 mėnesių va tos blaivybės, aišku, čia labai jau patikėjau savo pačios jėgom, kad aš vis dėlto viskas su manim yra gerai, kad jūs čia, kaip sakoma, jūs čia visi kiti, kas man apie tai kalbėjot, visi kvailiai, čia man viskas tvarkoja, matot, 3-4 mėnesius aš sugebu pati negert, visa kita. Ir aš, kad tuo momentu atsirado
labai pernelyg tuo momentu pasitikėjau savo jėgom iš tiesų ir ta vat tokia iliuzija, kad viskas gerai yra. Atsirado nauji draugai, nauja kompanija ir atsirado man tuo metu narkotikai mano gyvenime, irgi kaip būdas, tuo pačiu būdas pritapt bendros kalbos su visais ir pamėgint, man taip smalsu buvo pamėgint. Ir narkotikus, visą kitą, ir man labai patiko ta euforija, ta būsena, kurią suteikia man narkotikai iš tiesų. Ir gyvenau toj iliuzijai, kad aš vis dėlto gi aš ne narkomanė, aš tik alkoholikė. Ir tai jau nebe alkoholikė, nes aš jau va tiek laiko nebegeriu šis. Jūs čia vis kažką kliedit, viskas su manim gerai iš tiesų. Bet iš tiesų va tas užsikabinęs ant tos euforijos, ant tos būsenos iš tiesų pakankamai prabuvau ilgai iš tiesų ir vat aš tuo momentu ir negėriau nuo to laiko, kai pravėriau tas duris anonimų, bet va tas įklimpimas į narkotikus irgi, kaip sakoma, ta iliuzija buvo, kad susitvarkysiu viską, kad aš vis dėlto su manim viskas tvarkoja, nors bandė irgi žmonės man parodyti, kad aš atkritau nuo alkoholio, tik vieną medžiagą pakeičiau kitom iš tiesų. Ir va siekdama tos va palaimos, euforijos, tą, ką man suteikė narkotikai iš tiesų, tai ko aš tik nedariau iš tiesų, prasidėjo irgi manipuliacijos, apgavystės, vagystės, iš namų savo viską, tas, kas įmanoma, viską išnešiau, ką galima būtų parduoti, priduoti ir tos ir vagystės, jau tiek ir su policija problemų buvo visokių, kad aš tik tais, ko aš tik nepadariau, kad aš tik gaučiau pinigų dėl narkotikų. O tas, kas darėsi viduj, ta vat iliuzija, vat pavadinkim, kad aš viską galiu ir tikiu savo jėgom ir kad aš viską kontroliuoju pati ir čia su manim viskas yra gerai, tai pakankamai ilgai iš tiesų, bet su laiku jau, kaip sakoma, tas fiziškai tos euforijos aš jau nebegavau ir prasidėjo irgi vat kaltė, sąžinė, kad vis dėlto irgi ir darbuose prasidėjo problemos, santykiuose, mintis beprotiškos tokios kaltinimai, prisigalvojimai, paranojos, konfliktai amžini su visais ir su savim, tas tokia vidinė kančia iš tiesų, tokia, kad tokia beprotybė buvo. Psichologiškai, dvasiškai, protiškai jau ten visiškai tas ritosi dar didesniu pagreičiu, negu kad buvo su alkoholiu iš tiesų. Ir irgi narkotikai tapo su laiku pakeis mano tą dvasinę būseną, kad suteiktos laimės ir numarinti, sumažinti tą vidinę kančią dėl esamos situacijos, kad man vėl viskas negerai, vėl viską praradau, nors atrodo, va, lyg atsistačiau per tos 3-4 mėnesius, kai pradėjo viskas buvo tvarkytis, užmigau ant savo laurų, taip, kad vis dėlto sugebu ir viskas tvarkosi, bet viską praradau per vartojimą ir viską iškeičiau į narkotikus, kurie atrodė tuo momentu mano tas kaip palydovas gyvenimo, draugas mano, tai kaip ir alkoholis, kažkuriuo momentu buvo palydovas mano, geriausias draugas, kuris padėdavo man visose situacijose ir nuo visko. Bet irgi buvo tik tais tokia iliuzija mano, iki kol va, pasiekiau tą tokį vidinę savo tokį, irgi buvo tam tikrų, kad kai niekas nebepadėjo ir va tas irgi nei fiziškai, nei dvasiškai toj kančioj gyveni, kad irgi bandymai savo jėgom sustoti, pavadai buvo, darbai, santykiai, taip toliau, bet irgi nepadėjo, kad tik kažkur kažkas įtampa, vėl nesėkmė, kažkas nepasiseka, vėl tu grįžti prie narkotikų vien tam, kad nebepakeliu to. Ir kol pasiekiau va tą tokį nebepakeliamą kančią, ir fizinę, ir psichologinę, kad aš norėjau nusižudyti, arba sakiau, sau duosiu va paskutinį šansą kažką daryti, nes aš va tuo momentu, va man atėjo va toks suvokimas, pripažinimas savo, kad vis dėlto mane ta tokia beprotiškai didelė, nebepakeliama kančia ir fizinė, ir psichologinė, kad va tik per tą didžiausią kančią atėjo tas suvokimas, kad aš esu visiškai bejėgė, kad tie va praeiti būdai, kad ir ne dėl savęs, o dėl kitų, kad sumažinti tas pasiekmes, kad mane valdo priklausomybė,
o aš nieko nevaldau, o tai, kad pasirenku sau tuo momentu patogiausią būdą, tai yra narkotikai, alkoholis, o noriu kažkokio tai stebuklingai nuostabaus rezultato gauti vos ne aukščiausią darbą, santykius ir taip toliau, nieko negaudama arba vartodama, tai deja, visos tos mano iliuzijos, tas rožiniai balionai sprogo iš tiesų, iki kol vat tiktais vat iki visiškos tokios kančios, kad arba mirsiu, arba kažką vat sau vat kažką tikrai kito ko daryt ir keisti iš tiesų po visų tų bandytų būdų. Ir vis dėlto grįžau prie 12 programų, 12 žingsnių programos, iš tiesų apie ką vat irgi buvau pradėjus eiti, bet atkritau. Ir nes vis dėlto vat kaip ir drįsau, vat kaip sakoma, patikėti, vat, kad vis dėlto mačiau, kad programa jinai veikia ir tiek žmonių iš tiesų yra blaivi, švarūs, iš tiesų tikrai pasikeitę žvilgsnis koks buvo, kad drįsau vis dėlto pamėginti. Ir su ta mintim, kad aklai klausysiu, kas man yra sakoma, ir viską darysiu, kas man sakoma iš tiesų, be jokių kažkokių tokių išankstinių nuostatų, nes toj vat kančioj nebepakeliamoj aš jau nebenorėjau gyventi, kad galvojau, nu gerai, pamėginsiu šį kartą iš tiesų, tai ką buvo girdėjus anksčiau, kad pamėginsiu, atsiguliau į ligoninę. Ir nuo tada prasidėjo mano kelias iš tiesų. Tuo metu klausiausi tas, kas man tenais buvo sakoma, pradėjau daryt, susiradau globėją iš tiesų. Man vat iki to vat tas vat buvo žingsnis, vat kaip pirmas žingsnis mūsų yra nurodo, kad prisipažinome, kad esame bejėgiai prieš priklausomybę ir kad mūsų gyvenimas tapo nevaldomas. Tai man vat tas prisipažinimas sau abidarės, kad mane valdo priklausomybė, o kad aš nieko nevaldau, nes mano bandymai valdyti kažką baigėsi visiškai krachu, kapituliacija visom prasmėm iš tiesų. Kad aš neturiu nieko, nei darbo, nei namų, nei santykių, nei šeimos, visiškai nieko. Net ir tų pačių mokslų neturiu. Ir tas vat, nuo to taško, tos vat kančios, vat prasidėjo mano tas kelias, vat ligoninė, globėja susiradau ir prasidėjo mano vat tas kelias programa iš tiesų. Ir globėja ir buvo mano nuo pat pradžių, yra ir bus mano tas kelrodis iš tiesų visoje šitoj programai. Ir jinai vat, kai pradėjau vat su didžiausiu noru, ryžtu ir sąžiningai darant, ir klausant aklai, kas man sakoma, pradėjau šitą programą daryti iš tiesų. Ir jinai stebuklingai iš tiesų pradėjo veikti. Ir kad aišku, tas ryšys su mano aukštesne jėga iš tiesų, iš pat pradžių pradėjus žingsniais eiti, aš bukai dariau tai, ką man sakė globėja, nes va tas tikėjimas aukštesne jėga, ar Dievu, kaip pavadint, man gal priimtina mano aukštesnio jėga, taip kaip aš ją suprantu iš tiesų, nes ta, ką aš anksčiau girdėjus buvau paralelinėse grupėse, man tas žodis savo, kad Dievas visą laiką buvo kaip sektantai kažkokie, arba iš viso purtydavo, nes man visą laiką save laikiau ateistė, iš tiesų netikinčia, man ta religija, kas liečia Dievą, man visą laiką buvo tas toksai purtydavo, nes nuo vaikystės pirkdavo ir versdavo eiti į bažnyčią ir taip toliau, tas, kas man brūkama, aš niekada nenorėdavau, darydavau priešingai iš tiesų. Bet tas, kad iš pat pradžių, kol atsirado tas ryšys iš tiesų su Dievu, ta, kas per maldą, sako, 11 žingsnio malda, meditacija pradėjau nuo to iš tiesų, bukai dariau, protas prieštaravo iš tiesų, bet pradėjus daryti, kad ir bukai, kad atsirado tie pirmieji iš tiesų pokyčiai, arba tai, kaip sulaukė ar kažkokios, ar savijauta ta pati ramesnė tampa, kad per elementariausius dalykus atrodo intuityviai, ar kažkoks atsakymas ateina, dar kažkas, tokiais simboliniais pokyčiais
įsitikinau, kad tik galingesnė yra kažkokia jėga galingesnė už mane pačiai. Iš tiesų, va, tas antras žingsnis, pati pradžia, pradėjus daryti bukai. Va tik tai tokiem va, ženklam kažkokiem va, tokiem atėjus pojūčiam, potyriams, tik tais pradėjau va, tikėti, kad iš tiesų kažkas yra aukščiau negu aš. Ir va, programos apskritai, va, ta dėka, čia aišku toliau reiktų paminėti žingsniais, vat kaip prasidėjo va tais ženklų atėjimas, vat potyriai kažkokie pokyčiai, vat kad ir minimalūs pačiai pradžiai, tada jau vat tas priėjimas yra trečio žingsnio, kad patikėti savo valią ir gyvenimo Dievo, kaip mes jį suprantame, globai. Aišku, irgi tokie dar su tokiu skepticizmu aš tą žingsnį šiek tiek tokių nerimų, aišku, dar protas tuo momentu labai tas siautėris savo bandė rodyti ragus iš tiesų ties tuo trečiu žingsniu. Ir aš patikėjau viską savo valią, gyvenimą Dievui savo. Ir va tas, kaip sakoma, prasideda tolimesnis veiksmas iš tiesų su savimi, su pažintimis su savimi iš tiesų. Ketvirtas žingsnis atliekamas va sąžinės sąskaita. Aišku, buvo baimės daug iš tiesų, nesinorėjo kapstytis po visą savo praeitį. Bet tik tais išrašius ir va su penktu žingsniu prisipažinus Dievui, globėjai apie visą teisybę apie save, tik tais tada va ties ketvirtais, penktais žingsniais iš tiesų pamačiau, kokia aš esu, pavadinkim, vožių svolas esu, iš tiesų su visų aplinkiniu pasauliu, kad aš nemoku gyventi nei su savimi, nei su visų aplinkiniu pasauliu, kad mane valdo pyktis, baimė, egoizmas, savanaudiškumas, kiek būdo trūkumas, kad aš norėdama, siekdama naudos sau, kaip aš esu nuskriaudus kitus aplinkinius. Ir kiek aš nemoku apskritai priimti aplinkinio pasaulio, kad bandau reguliuoti visus pasaulius, visą pasaulį ir artimiausius žmonės supančius. Tas labai iš tiesų, aišku, kad ir pastrigus buvo ant šitų žingsnių, ypač ant ketvirto rašymo, bet visą tai atlikus tokį išlaisvėjimą, iš tiesų išlaisvėjimo sulaukiau ir toks kaip spyris buvo ir kaip nusiridenęs didžiulis vidinis akmuo ir toks kaip skrydis, laisvo paukščio skrydis iš tiesų. Potyris iš tiesų labai stebuklingas iš tiesų ir nors iš pat pradžių ir bijojau, bet tos, kas reziumė viso to, aišku, nesmagu buvo, neskanu apie tai apie save, bet po viso to reikėjo, aišku, apvirškinti viską, bet išlaisvėjimas buvo vertas to, kad atversti tą naują lapą ir keistis ir daryti viską tas, kas yra toliau programoje duodama iš tiesų. Trumpai va tada apie 6-7 žingsnius, apie būdo trūkumas, tas pasiryžimas, kad Dievas pašalintų trūkumus ir to va įrankis, va 7 žingsnis, taip kaip įrankis man ir kaip aišku visi kiti, kad būtent per tos duodamus įrankius, kad pašalintų trūkumas, kad aš galėčiau keistis ir būti kitoks žmogus, negu kad aš buvau iki to laiko ir kad būčiau naudinga kitiems iš tiesų. Aišku, kitas dalykas buvo smagiausias, vienas iš smagiausių, aišku, tas va 8 žingsnio sąrašas žmonių, kuriuos aš visgi irgi, kad nuskriaudžiau, bet irgi yra, nenorėjau va to kapstytis, kaip ir su 4, bet su Dievo pagalba, taip kaip ir prieš tai, va irgi buvo padarytas 8 sąrašas, ėjimas daryti, atlikinėti 9 žingsnį su tais žmonėms, su kuriais nuskriaudžiau, aš dar iki šiol, dar ne su visais, ne visiems esu atlyginus tas skriaudas, žalas iš tiesų, dar tą procese iš tiesų. Ir tik tai su Dievo pagalba tas tęsiasi toliau, aišku, parodo tam tikrais momentais mano pačios irgi, va, kaip man liga veikia iš tiesų, va, tas baimės, kaip būdo trūkumas,
Bet tas, vat programa man duoda iš tiesų vat tuos įrankius, ką aš turiu daryti, kad aš gaučiau va tą progresą, augčiau, tobulėčiau, sveikčiau, aišku, visam tą aš turiu kasdieną daryti iš tiesų. Ir rezultatas atliekant 9 iš tiesų maloniai nustebina. Negu taip, kaip tą paveikslą piešia mano protas ligotas, einant daryti. Ir visiškai yra ta baimė, darant 9, ta baimė išnyksta iš tiesų. Ir ačiū Dievui už tai, kad ir eini tada su tokiu irgi atlieki 9 ir tuo pačiu, kaip sakoma, išnykus tai baimė, tai galėjau, kaip sakoma, eiti, kreiptis į tą sociumą su visu aplinkiniu pasauliu. Ir rezultatas dar geresnis ir viskas keičiasi tik tais į gerą pusę. 10 žingsnis. Nuolatos stebėti save ir jeigu esu neteisi, prisipažinti klydus, atsiprašyti to žmogaus, jeigu yra kažkokia tai ar įskauda, dar kažkas, aišku, čia yra irgi taip pat kasdien, kiekvienos dienos, kiekvieną dieną va tas yra, turiu aš privalau save stebėti iš tiesų. Aišku, pati pradžia buvo sunki, nesakau, kad yra ir dabar lengva iš tiesų, bet tas, kaip sakoma, kai sporto salė yra treniruojamas raumuo, kad tu tą įprastum daryti ir tas rezultatas būtų tikrai geresnis. Bet tas, va, tas vidiniais potyriais, tą kaip pastebi, kad va, kažkur bendrauju su žmogum, pradeda kyla kažkokia reakcija. Tarkim, sureaguoji kažkokio žmogaus pastabą, kad va, kažkur galbūt ne taip pasielgiai, gal kažkur suklydai, tarkim, pavyzdys, darbe klaidą padarai. Arba, kaip man dažniausiai būna pasako, ar artimųjų, ar draugas mano kažkokią pastabą, kad va, ten galbūt, kad įskaudinai, įžeidė mane, aš tą galbūt nesąmoningai tą padariau. Arba va, tuo momentu sureaguoju labai asmeniškai, kaip man įžeidimą, nors iš tiesų va, tas tik pradeda kažkas kilti, iškart sustoju, tada malda. Ir va, arba jeigu, aišku, būna dar, kad iki šiolė, iki konfliktų, kad kyla ir aš jau pasiduodu tą emociją, pykčiui, susierzinimui, nepasitenkinimui ir taip toliau, ir prišneku. Ir tada jau būna, kaip sakoma, pas faktum, nes aš tuo momentu ir laiku nesustoju, Dievo nepasikviečiu niekur. Jau būna pas faktumis, nes tik tais tada irgi per tokias savistabas, savęs stebėjimas leidžia pamatyti, kur, kaip sakoma, sustot, padaryti pauzę, įvertinti situaciją, kodėl man kyla kažkokia tai reakcija, ką taip manyje paleitė ir kaip aš iš tiesų elgiuosi šitoje situacijai ir kaip aš turėsiu elgtis pagal Dievo valią. Ir va, šio žingsnio dėka tai leidžia iš tiesų, leidžia pamatyti, kur veikia mano ta liga ir kad aš vat, tobulėčiau, tiksliau keičiausi, stengčiausi daryti tas, kas ir daryčiau tas, kas yra rašoma mūsų programai iš tiesų. Taip pat 11 žingsnis malda ir meditacija, stiprinti savo sąmoningą ryšį su Dievu, kaip aš jį suprantu. Ir vat būtent melsdami vien sugebėjimo pažinti jo valią mums ir stiprybės įvykdant. Tas iš tiesų tai kiekvieną dieną, kiekvieną rytą ir vakarą tas pas mane yra irgi praktikuojama, ar net ir bet kokiai situacijai pas mane malda ir visur Dievas su savim kviestis, kad duotų drąsos, stiprybės, kad vadovautų mano mintims. Nes jeigu aš vadovausiu savo galvą ligotą, aš visai ką sugalvosiu planų, nupiešiu paveikslus, būsiu tas režisierius, kuris bandys sukontroliuoti ir pakeisti visą pasaulį pagal save taip, kad aš gaučiau tai, ko aš noriu iš tiesų. Bet žinant tai, kad aš kaip sugebu vadovauti savo galvą ir nupiešti, tai gaunasi labai prastai, kad aš prarandu žmonės, prarandu
Darbus viską aš prarandu ir sugebu pridaryti daugiau žalos kitiems žmonėms, negu kad iš to gaut kažkokią tai naudingą, pavadinkim, dalyką iš tiesų. Ir vat, kad ir šiandien atvažiuojant čionais, toksai nerimas irgi baimė, o irgi va čia kaip veikia mano pačios liga iš tiesų, bet aišku, gal ir padrikas mano šiandienos pasidalinimas yra, bet šiandien dienai aš net ir be Dievo aš kitaip neįsivaizduoju, mane nuramina, iš tiesų ta va suteikia tos ramybės, aš žinau, kad aš, kaip mano vat liga veikia, kad man ta baimė, ką jūs apie mane pagalvosit, noras įtikti visiems ir tobulai viską pasakyti ir pasidalinti savo patirtimi iš tiesų, bet iš tos baimės žinau, kad mane tas va toks va baimė įtikti ar pasirodyti, aš žinau, kad aš per tą baimę, jeigu aš ta prasme, elgčiausi pagal savo vat protą, tai aš išvis niekur neičiau, gyvenčiau savo urve arba pasielgčiau kažkaip tai priešingai. Ir net neičiau, iš viso net su žmonėm net nebendraučiau iš tos baimės, kad ką apie mane pagalvos kiti iš tiesų. Bet vat Dievas taip, kaip jisai veikia, suteikia tos vat drąsos, ramybės, iš tiesų jėgų daryti ir eit toliau programai iš tiesų. Ir, ir tokios intuityvių minčių ateina, atsiunčia ar per žmonės, ar kažkokį tai per meditaciją tuo pačiu kažkokį atsakymą, kaip aš turėsiu elgtis šioj situacijai pagal jo valią, ne pagal savo. Nes visą laiką aš jeigu sugebėsiu prikurti planų pagal savo proto, ne pagal Dievo valią iš tiesų. Kad ir va dabar, va šią savaitę iš tiesų pradėjau dirbti naujam darbe, tai man tas irgi labai daug iš tiesų nerimo sukėlė, kaip bus, kas bus, kokie žmonės, kaip aš ten pritapsiu, nepritapsiu iš tiesų. Ir va tas irgi pradėjus dirbti, už mane mano kolektyvas, su kuriais mokinukai pavadinkim, už mane yra dvigubai jaunesni, 12-okai iš tiesų. Ir man tas iš karto toksai, taip pradeda tokia būsena būti iš tiesų, kad, nu, ką aš ten tokia ciosė veikiu prie vaikų. Ką aš čia, iš karto mintis sako, apie ką su jais kalbėsiu. Aš iš karto toksai noras bėgti ir šalinti su savęs jaunesnių žmonių iš tiesų. Iš karto noras, pavyzdžiui, iš karto reguliuot. Tu daryk taip, tu daryk anaip, nes aš panašų darbą iki tol dirbus, kad jau iškart minčių krūva iš tiesų ir panašiai, kad gerai atsisėdi pavalgyt ar dar kažkas, ir nu galvoju, apie ką šnekėt su jais, kai jie už mane šnekėt, jaunesni, bet tik tais iškart pasikvieti Dievą, pasimeldi visą kitą, iškart atsiunčia. Viskas pasikeičia, nusiraminu, iš karto būsena kitokia tampa, ir iškart, vat, kaip ir klausimų kažkokių tai kyla, iškart pradedi užvesti bendrą kalbą va, su jų, ta prasme, su žmonėm, ir nepradedi tai skirstyt tų žmonių, kad ar amžius, ar dar kažkas, tai ką galbūt anksčiau, va, tos išankstinės galbūt nuostatos buvo, va, tas viskas, tos ribos, tos sienos, kurias aš pati užsidarydavo prieš sociumą, viskas išnyksta ir viskas tampa labai lengva ir paprasta rasti bendrą šneką su įvairiais žmonėmis iš tiesų. Kad ir tos pačios išlindimas apskritai į sociumą, kad ir kitas pavyzdys irgi, kad išeit, kad ir tą patį miestą į kažkokį renginį kad ar su grupės nariais, ar ne su grupės nariais, irgi va tas dalykas, padėkot Dievui, kad tu iš viso išlendi iš savo to urvo, nesisuki va tam savo kažkokiam tai katile, kad ir negyveni to iliuzijai, pamatyti kitokius žmonės, pamatyti kitokį pasaulį. Ir taip kaip tiesiog ta galimybė stebėti iš tiesų žmonės, iš tiesų, kai tu tik pasikvieti Dievą, viskas keičiasi iš tiesų, pamatai žymiai daugiau negu kad matydavo anksčiau gyvendama savo kažkokioj tokioj iliuzijai susikurtoj arba bandymą reikalauti iš kitų žmonių kažko stebuklingo taip, kad tu taptum laimingesnis. O čia tiesiog pakanka to, kad tu gyveni su Dievu, kvietiesi Dievą kiekvieną dieną, gyveni programai, duoda programa tikrai labai daug įrankių,
ką daryti bet kokioj situacijoj, kad ir viskas palaipsniui iš tiesų keičiasi, kad tai gerai, vat, kad, pavyzdžiui, malda, kad aš su malda galėčiau vat, pradėti rytą rami ir kad jeigu aš to nepadarysiu, mangi tik aš nespėju fiziškai pabust, mano jau protas kažkur mane va, į visas 5 puses neša iš tiesų. Jeigu aš to nesustabdysiu, nepasikviesiu Dievą iš pat ryto, tarkim, pavyzdys, tai aš galiu jau iš karto po 5 minučių aš jau kažkaip mintimis jau ten jau kursiu planą, kaip ten kažką ne to darysiu ir kaip ten jau darbe reguliuosiu kažko pavyzdys. Ir vakare ta pati malda, meditacija, va tai, kad arba va tos dienos, va, apžvalga, inventorizacija, man tą duoda irgi iš tiesų pamatyti, kokia aš buvau iš tiesų per visą dieną, kur klydau, kaip man paprašau va Dievo atsakymo, patarimo, kaip man tas klaidas ištaisyti iš tiesų, ar iš karto, ne iš karto man tas atsakymas ateina, iš tiesų tai padeda keistis ir gyventi iš tiesų, ir vat, gyvenant su tuo viskas ir santykiai, ir darbas, ir šeima, ir pats požiūris į viską, pojūčiai, savijauta, viskas tikrai gera pusė keičiasi iš tiesų ir kad ir pavyzdys, kad gerai, va, užsiminsiu dar irgi vienai nesenas toksai šviežias pastebėjimas ir pojūtis, kas liečia, pavyzdžiui, išėjimą į visuomenę, kad ir renginį su bičiuliais, toksai potyris, taip, kad kiek aš sugebu pati užsisukti į savyje, arba kad gerai, kad ir savyje tas su Dievu, arba su galbūt kitais žmonėm, tik tais vienais ir tas nenoras kažkur išeiti, pamatyti kito pasaulio, kitokios pamatytos, kaip sakoma, pusės pasaulio iš tiesų, man labai tas davė tokių išlaisvėjimų irgi potyrio tokio, va, kaip tuo momentu irgi buvo liktais ir kai išėjau tokio nerimo nuostatų kažkokių, bet pasikvietus Dievą, pamatai, vau, kokie žmonės iš tiesų yra nuostabūs, kokie jie faini, nerealūs ir pamatyti visą pasaulį jų kampų iš tiesų. Ir kiek va tas išlipti man tos išlaisvėjimo, kad išlendi iš savo to urvo ir pamatyti, kaip chebra gyvena paprastai ir taip, o aš čia, kaip protas mano neša rūpesčius, sugalvoja, kad aš čia dar perfekcionizmas, kad viską tobulai padaryti, nors aš esu paprasčiausias toks pats žmogus kaip ir visi kiti. O per vat maldą ir darbą su Dievu, gyvenimą su Dievu iš tiesų ir programą pačią, tai vat įdomu, tokie vat potyriai, pamokos, pastebėjimai iš tiesų. Ir aišku, va ką aš va šiandien dienai gaunu gyvendama su Dievu, programa, su jumis, su globėja iš tiesų. Visų programų vat, tą tikrai atneša vat, gyvenu, aišku, nėra to tobulumo, kiekvieną dieną tų dienų būna visko iš tiesų, bet vat, kaip turint įrankis, viskas iš tiesų keičiasi ir tose būsenos piktos ar susierzinimai, jie mažėja iš tiesų ir laiku, jeigu spėjai tik tais laiku pagauti ir sustoti iš tiesų, neleistam įsisibuot. Ir va tai, ką duoda programa, va ta, kaip rašo 12 žingsnis dvasiškai pabudę, mes stengiamės perduoti tavo žinią kitiems priklausomiesiems ir visada gyventi pagal šias nuostatas. Tai va būtent tas ėjimas dalintis pas jūs, detoksą, vaikšto, aišku, dar Dievas neatsiuntė globėjų darbą, tiksliau globotinių neturiu dar kol kas. Ir tas vat gyvenimas pagal šias nuostatas ir iš tiesų tas stebuklingai veikia, keičiasi ir per santykius su visais, per darbus, per požiūrį, per tą vat vidinį tokį pokytį iš tiesų, tas stebuklingai gerėja ir tas va tikėjimas
galingesnė jėga, va tokiu būdu, kai viskas keičiasi, dar labiau patikiu ir įsitikinu, kad yra už mane galingesnė ta jėga. Ir tikrai nesinori grįžti į visą tą ankstesnę kančią ir pragarą, tą, ką aš patyriau anksčiau iki to, kiek va tų metodų buvo bandytų anksčiau, kas man nepadėjo, ir va ta tik programos dėka, va ta iliuzija išvaikė, kad kalti kiti, o man parodė tiesiog, kad vis dėlto yra su manim, kad ta prasme mano pačios, kaip sakom, aišku, pirštų pabaksnuoja mano pačios ydos trūkumas, kad su manim, bet duoda įrankius tas keisti ir viską paaiškina iš tiesų. Ir už tai esu šiandien dienai be galo dėkinga Dievui, globėjai ir jums, kad šiandien esu čia, galiu dalintis blaivai ir švari. Ačiū jums. Ačiū tau. Dėkuoju pranešėjai ir prašome klausti. Na, Čia minėjai apie tą kodą. Kaip tai būsina buvo kokį, kaip aktorius ir ne. Nu, kaip elgėjasi, 7 metai vis tiek ilgas tarpas, žinai. Kaip elgėjasi, va taip, kad Daugiau, su kodu šituo, va, kaip vedėjai savo gyvenimo būseną. aš daugiau kaip buvau režisierius. Nu, aš tam kartu įsidėjau kaukę, kad va, žiūrėkit, aš padariau, o paskui jau savo gyvenimą gyventi, tada buvau kaip tas režisierius, kuris bandė kontroliuoti visus. Va, jūs matot, kad aš va tą padariau, va, aš va jau viskas. O pato mano kontrolė, aš tada jau buvau tas režisierius, kuris turėjo būti. O jeigu kažko negauna, tada iš pravalu. Pyktis, daiktai skraido ir beprotės visiškas totalus. 7 metai čia dar srokas, manau, aš taip pagalvojau, kad aš akeris. Tai aš Galvau metam po 2 mėnesių nulaučiu. Tavo prastesnis kodas. Matytas. Beradusi, kažkaip susitapatinau su, nežinau, daug minėjai apie tai, kartuoja tą kančią, kažkokią pragarą ir apie tą išlindimą iš urvo. Ir aš atsiminiau, realiai kartais galvoju, kodėl čia dalinasi žmonės, kodėl čia iš vis reikia tą daryti. Ir galvoju, kad aš tai net pamirštu apie tą pokytį, nes aš turėjau tokį, kaip ir visi matyt, tą būseną, bet aš ir tą būseną pamirštu ir aš pamirštu, kad dalykai iš tiesų, kaip tu daug kartų paminėjai, stebuklingai galbūt keičiasi. Aš tą stebuklingai irgi pamirštu, toks užgožia gyvenimo visas ritmas ir, nežinau, kažkas užgožia tą. Bet šitie pasidalinimai atgaivina ir atsimenu, aš bijodavau tokioj kančioj, kur mintys tai iš viso net nei vienos neapibrėžti, kiekviena aštri, kaip kažkokia strėlė. Bet aš net bijodavau pajudėti, atrodo, aš dabar atsimenu, bijodavau kažkaip pro langą pažiūrėti, man kažkokie balsai girdisi galvoje ir tu niešti man viską tiesiog ir atrodo, šneku su kažkuo ir toks kaip nuskriaustas šuo, bet bijau į virtuvę šiaip, kad kambarioką pamatyt, toks išeina į lauką, atrodo net, baisu, tiesiog kažkokia pastovi paranoja ir galvoju, dabar, kad ir kokia bloga diena būtų, nėra tai. Nėra, kad ne fain, nėra, kad kažko pridirbu, kažkokių nesąmonių ir kad, kaip tu paminėjai, tas įrankius ir kažkaip noris paklausti apie tą kaltinimą kitų, ką darai kitaip, kaip atrodo tas santykis konkrečiai su žmonėm, kaip jisai keičiasi. Iš tiesų, to kaltinimo, kartais tas kaltinimas daugiau gal išlenda, kai per reakciją į tam tikrus komentarus man, kai, pavyzdžiui, paliečia ego, tas mano dar iki šioliai, dar aišku, jisai mažėja Dievo pagalba, bet kas liečia ego, arba kad kažkur klystų tas per pastabas,
tą priimu jautriai iki šiol ir tada, vat, kaip sakoma, iš mano pusės prasideda pyktis arba kaltinimas, kad tu mane čia vat, įskauda ir tu mane puoli. Bet tokių pavydalų pas mane santykis, bet šiaip visą laiką prieš tas vat, pyktis arba kaltinimas, kad ypač vat, po 4-5 žingsnio, kad prieš vat, bendraujant pati vat, rodyti tą iniciatyvą, kuo aš galiu pabūti naudinga tam žmogui iš tiesų. Vat, pati vat, ta, iš savo pusės nereikalaut, bet duoti tam žmogui. Ir va tokių pavydalų per naudą tam žmogui iš tiesų, tai tas ir va tas kaip yra beras, kuriam žingsnį nepamenu, kad va, prieš bendraujant su žmogum, pasižiūrėti, su kokiu motyvu tu su to žmogum bendrauji. Ar tai yra savanaudiški egoistiniai motyvai, ar tu nuoširdžiai su kažkokiu tai naudą, kokiu tai pavydalu tu kontaktuoji su to žmogumi iš tiesų. Jeigu gerai, pavyzdžiui, iš mano pusės visai, kad būdavo pykčiai, kaltinimai viso pasaulio, tai vien dėl to, kad aš kažko negaunu iš to žmogaus, arba jisai daro ne taip, kaip aš noriu. Čia irgi vat, savanaudiškumas ir egoizmas. Arba vat, jeigu aš parašau žmogui, su kuriuo aš nebendrauju, pavyzdys 1,5 metų, tai automatiškai tai jau faktas, kad prisimenu, su parašymu arba skambučiu labas kaip sekas, tai iš karto čia, kad nu, kažko aš iš jo noriu po 1,5 metų. O dabar va, tas, kad nu, iš savo pusės rodyti iniciatyvą, naudingumą, padėti kažką, vat, kad ir tiesiog paprasčiausių pokalbių pakalbint žmogų, kad tas palaikyti ryšį, bet nieko paprasčiausiai neprašant, nereikalaujant. Nes šiuo atveju viską duoda tas, kas aukščiau manęs yra. Tai aš tas pat, dar padėkot noriu, aš akademijoje prie pat savo darbo būdavau, tai mes turėdavom Martynas, klausom. Bernardas pavogė mano klausimą. Apie kaip kaltint, bet šiaip kaip šiai dienai jauties, kaip visi, nu, geros, blogos nuotaikos, kaip tvarkaisi, kaip gyveni. Būna visko, visokių dienų iš tiesų. Svarbiausia, kai liečia būna, kai va, tos geros dienos, tavo ramybė, džiaugsmas, nepamiršti dėkingumo. Nes aš jeigu pamiršiu dėkingumą, aš galiu užmigti ant laurų ir tuo momentu, kur aš kažkur pro tą tarpą mano protas išlįsti. Jau buvo čia kaip tik periodas sveikimo šitame laikotarpiu, kai va, buvo gal beveik 2 savaitės ramybės visiškai, jokių minčių, jokių kažkokių pyčių, eini džiaugies gyvenimu, paukštelį čiulba, dar praeina 1,5 savaitės ir protas tada šnai minti. Taigi žiūrėk, taigi viskas tau gerai, tu pati sugebi nevartot, negert, iš karto tokia mintis, kad o tai, kad čia Dievas ir programa padeda ir gyveni va, tos pastangos, ką aš va čia. Tai man vat iškart, vat nepamirš va to dėkingumo už bet ką, kad elementariausi dalykai, kad ryte atsibudai padėkok Dievui, kad tu esi gyvas. Net per tokius va dalykus, arba visur va kviestis, va procese nepamiršti. Gyventi kiekvieną dieną malda, kviestis visur Dievą ir padėkoti už elementariausius dalykus. O kai yra blogos tos dienos, ar kaip pavadinkim būsenas iš tiesų, tai tik tais pirmiausia malda. Būna momentų, kai toks jausmas, kai mušti galvą į sieną ir bandai skylę sienai primušti. Tikrai tokių būna dienų, bet tas, aišku, dabar jos yra mažesnės negu kad buvo anksčiau, va, iki programos. Tai va taip, kaip veikia, tas mažėja iš tiesų. Jeigu gerai, va, tuo momentu, kaip sakoma, nepraeina ilgai, tada aišku, skambutis. Globėja, kiti grupės nariai, kad iš karto jau tada jau sekantys žingsniai pagal programą, kad jeigu jau, kaip sakoma, nepramuša vienas, pramuš kažkas kitas iš tiesų. Bet svarbiausia būtent yra gyventi su Dievu, malda, programai, kad nepamirštat, kas tu esi iš tiesų. Ir va tas pats, pavyzdžiui, 12 žingsnis iš tiesų. Aš kol kas, kol globotinių neturiu, man tas
ėjimas pasidalinti iš tiesų taip neleidžia užsimiršti ant lauro, ar kad aš kažkas, kad esu vat sergu, nu, kad kuom aš sergu. Irgi va toksai pasidalinimas iš tiesų tos, kas irgi leidžia man net nejučiom ant laurų užmigti. Irgi ta iliuzija, kaip protas sukuria, kad gyvenu su programa ir viskas gerai. Tai kai va, pirmą kartą nuvažiavau į detoksą dalintis, irgi su baime didžiulė, o pasirodo, kad iliuzija ir karūna didžiulė. Ir aš greit pamiršau, kuo aš sergu. Svarbiausia to nepamiršti. Ir dalintis, kalbėtis, bendrauti, malda Dievas. Ir tas būna visko, bet kaip kitaip. Čia kai su tavim važiavam, tai aš jau ten 5 ar 6 kartą buvo. Tai jau ten jau buvo, bet jau kaip prieš 2 mėnesius, kai pirmą kartą nuvažiavau, jo, tai ten buvo atvažiuoji, o aš ten to įstaigo tik 2 aukšte gulėjau, tai atvažiavau, aha, kaip aš su kokia karūna ir kokia iliuzija, kad aš gyvenu su programa. Ir iš karto išlipu stotelį prie pastato, va tas alkafas, ten narkomanas eina, va kokie jie tokia programa neina, iškart pirma mintis. Aha, galvoju, paskui iškart pagauni su tą mintim, kad, nu, kaip veikia irgi liga, nu, ko aš pati pradėjau šitą kelią, kad ką man va, davė Dievas programa, nu, gerai būna tų sūdinų būsenų, bet tos sūdinos būsenos yra geresnės negu buvo anksčiau iš tiesų. Ir ta, kad būtent per programą, per žingsnius, tai tik tai iš tiesų tas mažėja ir silpnėja ir keičiasi iš tiesų. Ir nu, pačios reakcijai viską keičiasi iš tiesų, arba netgi nebepriimi taip ūmiai ir stipriai tų pačių būsenų, taip kaip anksčiau. Tai jeigu va gerai, nuotaikos nėra, arba aš šiandien pavargus, aš noriu miego, tai protas man iškart daužo, kad, nu, tipo, eik tu miegoti ir tu dar eik savais keliais kažkur. Ne. Man pas mane aš irgi turiu pamiegos, pailsėti, tada jau irgi prie viso to prisideda, kad būtų gera dvasinė būsena iš tiesų. Kad tai pavyzdys šiandien irgi ryte anksti keltis, nes reikia į darbą važiuoti į kitą miesto galą per valandą važiuoti, o aš nieko noriu, tai iš karto tuk, kaimynas pas mane velgiasi į svečius, kad nieko nedaryti ir kur planą, kaip išsisukti iš tiesų. Bus dar klausimų? Nes jeigu nebus, tai užbaiginėsim tada. Vienas klausimas, gal dar, jeigu patogiai jautiesi, tai gal tą 9 kokį stipresnį gali papasakoti, pasidalinti patirtį. Labai kažkaip iš tiesų sunku dar pakomentuoti iš tiesų, nes aš dar ne visus prasėjęs. Manęs dar aš nuo ko turėjau pradėti, pagal viską aš dar jo nepadariau, nes va tai irgi kaip va veikia liga iš tiesų, nes baimė, va tas, kas manęs dar laukia stipriau, jis laukia. Nes atidėlioju iš tiesų arba va kažkokias aplinkybės, bet irgi galima tai traktuoti kaip lygą, kad aš vis randu kažkokį atmazo protas, kaip kažko nepadaryti vieną tos, kas svarbiausia yra 9 pas mus. Bet iš tiesų vienas iš tokių, kurie labai maloniai nustebino, tai mano buvęs vyras iš tiesų, su juo irgi atlyginėjau 9, kad tai, irgi, kaip ir knygai rašoma, kad nustebins rezultatas 9 iš tiesų, tai, bet labai, būtent ta reakcija iš tiesų, kad visiškai buvo kitaip negu, kad protas nupiešė paveikslą iš tiesų. Bet rimčiausias laukia dar. Dar kartą dėkoju pranešėjai ir primenu, kad tai, kad čia išgirdote